Roberto Veževičiaus dabar perdavimas ir pavojinga situacija. Pirmasis įvartis krinta, o įvarčio autorius yra Tomas Birškys. Gražiai dabar buvo Krūvos ataka. Visų pirma perdavimas iš krašto, kurį atliko Robertas Veževičius, jeigu neklystu. Na, po to be jokios abejonės buvo ir tas žaidėjas, kuris irgi laiku. Ir daugiau erdvės priekyje, smūgis galva ir Ričardas Beniušis štai tokį įvartį muša. Ir gali būti taip, kad tas įvartis yra pergalingas, nes iki rungtynių pabaigos laiko tikrai daug nebelieka. Ir dabar džiaugiasi viena komanda, o kita, kurios galbūt ir nelabai matote, tiesiog griebėsi už galvos. Neįsaugas, bet rungtyniauja būtent šioje pozicijoje. Ir atrodo, kad kamuolys lekia į nevėžį dabar ir kažkam bus geras grobis, o čia standartinė situacija ir įvartis yra pelnytas. Mindaugas Jackus rodo į aikštės vidurį, taigi yra jis įskaitytas, o įvartį pelnė dabar Samu Anterasnyminenas po standartinės situacijos. Suomijos jaunimo rinktinių garbė nuo U16 iki U21, bei kai kuriuose rinktinėse irgi vilkėjo kapitono raištį. Suomijos aukščiausioje lygoje vaikinas sužaidė daugiau nei 50 rungtynių, dabar jis jau Lietuvoje, jis Pakruojyje ir įmušė įvartį. Čia dar vienas įvartis pelnytas, Aivaras Bagočius, smūgis iš toli. Ir labai lengvai atrodo, kad įvartis įmuštas. Neturėjo daug šansų dabar Donatas Mikučionis. Paskutinės vilties dar pražanga, geltona kortelė parodyta. Kita vertus, jeigu būtų raudona, tai tiesiog ir bausti galbūt savo varžovų, Pakruojo varžovų, žinoma, teisėjui nereikia, nes ta komanda ir taip jau tiesiog yra nubausta šiandien 2 kartus, dabar nubausta ir trečiąjį įvartį pelno Aivaras Bagočius, tai yra antrasis jo įvartis šiandien. Puikios rungtynės pakruojiečiui, startinėje sudėtyje rungtyniauja jis ir dabar pasižymė. Taigi galbūt apie 1-2 minutės pridės Mindaugas Jackus, arba jeigu ir toliau tiesiog rungtynės taip vyks, galbūt ir nieko nekompensuos šių rungtynių arbitras. Čia smūgis galva ir hetrikas, ar ne? Aivaras Bagočius ar Ernestas Pilypas? Taip, Ernestas Pilypas muša įvartį dabar po perdavimo iš krašto. Ta perdavimą galbūt Aivaras Bagočius dabar ir atliko. Čia jau šansas Kruojai, galbūt sudėtis pristatysime po to. Ernestas Pilypas, apie jį mes turėsime ką papasakoti. Puikus perdavimas ir 1-0. Aivaras Bagočius siunčia kamuolį į vartų tinklą pačioje rungtynių pradžioje. Klaiki Granito gynyba šioje situacijoje. Puikus Pilypo perdavimas ir Aivaras Bagočius vos prasidėjus rungtynėms. Toje pagrindinėje tribūnoje buvo 70. Tačiau, kaip visada, lietuviai mėgsta vėluoti, manau, kad dabar jau šiek tiek daugiau. Čia Kruojos ataka, metamas kamuolys į laisvą plotą Pucevičių. Geras perdavimas į baudos aikštelę, Beniušis jam smūgiuoti niekas neleidžia, čia 2-2 ir muša įvartį jau Pakruojo Kruojos komanda. Antrasis numeris Ernestas Pilypas, jei neklystu, siunčia kamuolį dabar į vartų tinklą. Ir va taip. Vieno gero perdavimo prireikė. Ir kamuolys atsidūrė vartų tinkle. Yra patenkinti žaidimu, nes, kaip ir minėjau, pirmajame kėlinyje toks tikrai apylygis žaidimas bangomis vyksta, tai viena tai kita komanda bando atakuoti ir tos atakos būna tik čia. Smūgis galva ir įvartis, kurį muša dabar Robertas Veževičius. Ar atrodo, kad būtent jis? Robertas Veževičius kišteli galvą, ar ne? Ar Alfredas Kroblas? Kažkuris dabar labai aukštai pašokęs futbolininkas. Atrodo, kad lyg ir Veževičius, kuris buvo. Po ilgos pauzės žiūrėsime, kam tai labiau išeis į naudą. Beniušis. Smūgis užtikrintai, ramiai, Ričardas Beniušis. Ir Kruoja išsiveržė į priekį rungtynėse su Trakų ekipa. Tadui Kauneckui jokių variantų. Ir Rička 1-0. Šiose rungtynėse va tokia. Pirmojo kėlinio įga. Gausi gyvatvarė, Tomas įsibėgėja, pats smūgis ir 2-0. Dabar Tadas Kauneckas, toks įspūdis, kad nematė kamulio. Ir legionierius iš Dramblio kaulo kranto. 64 minutė, netikėtai Kruojos pranašumą dvigubina. Kairė koja, nelabai stiprus smūgis, bet labai nemalonus vartininkui. Prieš pat Tadą Kaunecką kamuolys atšoko nuo žemės ir dabar toks įspūdis. Nes tiesiog jeigu jau būtų atėmę
taškus Kruojos futbolininkai, Atlantas nebebūtų galėjęs dar kovoti dėl pirmosios vietos. Dar ko gero, čia dar viena klaida, kurią padaro dabar Mindaugas Malinauskas ir įvartis yra pelnamas, o įvarčio autorius Ričardas Beniušis antrosios rungtynėse iš eilės. Mindaugas Malinauskas suklysta. Trakų situacija tik buvo, atrodo, labai gera, dabar jau jį vėl sunkiai. Beniušis, oi kaip užtikrintai. 3-1. Trakų komanda pralaiminėja prieš Pakruoją arba Kruoja laiminėja prieš Trakus. Ir šties, Trakai bandė apgulti vartus, tačiau nepavyko atlikti nei vieno tokio pavojingesnio smūgio į vartų plotą. Čia dar viena kontrataka ir kokios gausios Kruojos pajėgos priekyje. Jankauskas, galima būtų pažiūrėti į komandos draugus, reikia perdavimo. Geras perdavimas, Beniušis, hetrikas bus ar ne? Ričardas Beniušis, va čia tai klasė. Ir po Dariaus Jankausko perdavimo Kruoja užkala Trakų komandos namų duris. Ričardas Beniušis, hetrikas jo sąskaitoje. Darius Jankauskas kaip ant lėkštutės padėjo kamuolį, o Ričardui Beniušiui belieka pradėti puotą. Ir gali mesti į baudos aikštelę tą kamuolį, tikrai gali mesti toli, o ten yra Ričardas Beniušis, kuris dabar ir kovoja su varžovais. Pavojinga situacija, smūgis ir labai gražus Nerijaus Mačiulio įvartis, patenkintas dabar Kruojos saugas ir štai taip, šansas jam yra suteikiamas ir tuo šansu Nerijus Mačiulis pasinaudoja. Tikrai puikus įvartis. Fantastiškas smūgis nuo skersinio, dabar kamuolys lekia į vartus. Ir iš karto sveikinimai Nerijui Mačiuliui, labai patenkintas šis futbolininkas įmušti. Ir Kruojai galbūt kontratakomis. Čia šansas ir Robertas Veževičius muša įvartį 2-0. Toks rezultatas. Veževičius patenkintas dabar. Toks gana kuriozinis įvartis. Toks iš niekur galima sakyti. Smūgis į vartus ir čia suklydo. Atrodo, Lukas Žukauskas nepavyko jam kamuolio išmušti. Galbūt ir atšoko kamuolys prieš Robertą Veževičių. Patenkintas dabar Robke, kaip jį vadino komandos draugai. Ir išmuša kamuolį po to Vytas Gašpuitis. Robertas Veževičius, kova dėl kamuolio, perima kamuolį dabar Modestas Vorobjovas. Eliošius susigrąžino jį, Beniušis ir įvartis yra. Šiauliai suklysta, perima kamuolį po to Eliošius, kuris atlieka rezultatyvų perdavimą. Na, o čia jau yra taip kaip įprasta tas įvarčio šventimas. Ta keliu, kaip ir Nerijus Mačiulis. Praėjusiose rungtynėse Kruojos kapitonas Ričardas Beniušis įvartį muša, praėjusiose... Sprendimas turbūt iš esmės kaip ir buvo žaidimas ranka, nemanau, kad galima ginčytis. Beniušis užtikrintai 1-0, Kruoja pirmauja ir 7-asis Ričardo Beniušio įvartis šiame lygos sezone. Tai apie ką aš kalbėjau, kad viena iš užduočių galbūt šiandien bus Kruojas ir padėti Beniušiui įmušti keletą įvarčių ir išsivežti snaiperių rikiuotėje į priekį. Ervinas Baranauskas ir Karolis Čyžius. Aikštės žaidėjai, vienam 16, kitam 17 metų. Čia būdos aikštelė. Ir taip, 2-0, Aivaras Bagočius. Dabar pamiršo apie jo egzistenciją visiškai Alytaus Dainava. Perdavimas iš krašto, ten nieko nebuvo dabar. Net sunku suprasti, kaip pamiršo taip apie Aivarą Bagočių Dainava žaidėjai ir 5-asis Bagočiaus įvartis šiame lygos sezone. Vladimiras Čiaburinas kažką aiškina savo komandai. Ir taip, kamuolys vartų tinkle, dabar jau Ričardas Beniušis muša įvartį, Donatas Mikučionis nesužaidžia labai sėkmingai šioje situacijoje. Ir 3-asis įvartis, Ričardas Beniušis tampa rezultatyviausių lygos puolėjų, 8-asis Ričardo įvartis ir nėra pernelyg daug emocijų, jis tiesiog supranta, kad tas įvartis nenumaldamai brenda. Smūgis ir taip, Samo Nymininas, 4-0, Dainava subirėjusi. Ir po dar vieno kampinio Kruoja muša dar vieną įvartį. Sėkmingai žaidžia Samo Nymininas. Dabar jau Kruojai skiriamas kamuolys, greitai jis metamas į žaidimą. Beniušis baudos aikštelėje. Beniušis, jo perdavimas ir Trajanas Bobas įvartis. 5-0 ir Trajanas Bobas muša savo pirmąjį įvartį, vilkėdamas Kruojos komandos marškinėlius. Dabar pikti yra Alytaus Dainavos žaidėjai. Įvartis yra įskaitytas, tai parodė šių rungtynių teisėjas.
galbūt bus rungtyniaujama ir trimis gynėjais. Tai yra, čia štai toks bandymas į savosius vartus. Dabar Robertas Poškus įsimuša. Perdavimas nuo kampinio gairelės. Na ir Robertas Poškus tikrai gražiai dabar pasiunčia kamuolį į vartus. Zigmantui Jasipovui, čia Alfredas Skroblas. Perdavimai priekį atlieka, klysta Rokas Simonavičius, dar ir griuva, o čia baudos aikštelėje Mačiulis viską puikiai daro, gelbėja savo komandą. Dabar Eduardas Kurskis, bet galiausiai nebeišgelbėja įvartį, pelno Nerijus Mačiulis. Rezultatas dabar jau yra lygus 2-2 ir dar laiko į valias tiek vienai, tiek kitai komandai. Įmušti įvartį, keitimas atrodo yra rengiamas. Aivaras Bagočius suspindo naujomis spalvomis šį sezoną. Jei praėjusių metų čia... Ir įvartis, kurį muša Nerijus Mačiulis. Įvartis numeris 3 šį sezoną. Dar vienas veteranas. Sakyčiau logiška. Sakyčiau taip, 9 pirmąsias šių rungtynių minutės Kruoja žaidė geriau. Dar kartą štai čia smūgis tarsi ir nestiprus, bet gana klastinga trajektorija ir labai jau tiksliai į apatinį vartų kampą. Iš po gynėjo kojos. Taip neišgelbėjo Džiugas Bartkus. Ir Jokšas. Perima kamuolį dabar jau Bobas į kraštą Eliošiui. Eliošius savo neįprastoje pozicijoje dabar krašte. Bobas lenda į priekį ir čia puikus perdavimas, kurį atlieka Tautvydas Eliošius. O įvartį muša Ričardas Beniušis. Ką ir kalbėjau, kad Ričardui tai yra galimybė padidinti. Vietoje dabar Donatas Navikas. O čia štai toks bandymas ir įvartį muša dabar Trejonas Bobas. Gražus, tikslus smūgis į tolimą į vartų kampą iš karto po kampinio, kurį atlieka dabar pastarasis. Dabar jau 6 rungtynės gali būti iškovotas vos taškas ir jų labiau, kad tas taškas tikrai senokai. Nesėkmių serija prasidėjo dar prieš pertrauką, o čia ir dar vienas įvartis, kurį muša dabar jau Nerijus Mačiulis. Džiaugiasi jis su Robertu Veževičiumi. 93 rungtynių minutę. Mačiulio perdavimas į baudos aikštelę, Bubakras kovoja dabar dėl jo ir smūgis labai gražus įvartis, Tautvydas Eliošius. Kokį įvartį muša dabar? Apsisuko Tautvydas Eliošius, techniškai viską padarė, na, fantastika. Šansas, jo smūgis į artimą į vartų kampą, na ir šiandien įvarčiai tiesiog fantastiški. Nerijus Mačiulis muša dabar nuo skersinio į vartus. Rezultatas tampa 3-2, tiesiog, na, puikus, idealus smūgis. 41 rungtynių minutę. Kol kas rezultatas ir toliau yra lygus, 0-0, perdavimas arčiau vartų, smūgis ir tai yra pirmasis rungtynių įvartis. Tomas Birškys muša įvartį į savo buvusios komandos vartus. Tikrai ne vieną sezoną praleido būtent šioje komandoje Tomas Birškys ir tiek laiko lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Na, sprendimas yra suprantamas, vis dėlto ir pertraukėlė buvo, kai futbolininkai turėjo galimybę atsigaivinti. Čia smūgis galva ir dar vienas įvartis ir vėlgi Tomas Birškys įvartį muša, o Alfredas Skroblas rezultatyvų perdavimą dabar atlieka. Kruojos komanda išsiveržė į priekį jau. Gražina kamuolį į žaidimą dabar Mačiulis, po to perdavimas Pilypui į baudos aikštelę, smūgis ir įvartis, kurį muša greičiausiai Robertas Veževičius. Po Radanfago Abubakro rezultatyvaus perdavimo muša įvartį dabar Veževičius. Na ir galima sakyti, kad tiesiog atlieka tokią standartinę situaciją. Žiūrėsime, kurisgi futbolininkas bus. Pocevičius prabėga kamuolį, muša į vartus ir įvartį pelno Nerijus Mačiulis. Na, jeigu Nerijų Mačiuliui leidė mušti iš čia, jis dažniausiai pasižymės. Galbūt vėlgi Edgaras Mikšėnas nesužaidė sėkmingiausiai, bet kaip perdavimas į kraštą Pocevičiui ir Pocevičius kairuoju kraštu. Baudos aikštelėje dabar yra Ričardas Beniušis, Pocevičiaus smūgis ir įvartį muša Valdas Pocevičius. Na, jis dažniausiai turi tikslą per sezoną pasižymėti bent jau vieną kartą. Pirmasis Valdo Pocevičiaus įvartis šiame sezone mušgi jau nei 20 minučių nebelieka. Atrodo, antrajame kėlinyje pertraukėlės Saulius Atmanavičius neprašo, čia nedaro.
O štai čia dar vienas smūgis ir dar vienas įvartis ir muša dabar jau Nerijus Mačiulis. Tai yra taip pat šio futbolininko dublis, po dublį pasižymėjo šiuose rungtynėse. Bet ir Nerijus Mačiulis gali smūgiuoti, prabėga kamuolį dabar ir smūgis ir įvartis. Darius Jankauskas muša įvartį. Tai yra apskritai pirmasis jo įvartis šiame sezone, jeigu neklystu, gal ir apskritai pirmasis SMS Credit LT lygoje. Darius Jankauskas rezultatą lygina. Pilypas. Perdavimas į baudos aikštelę, smūgis ir įvartis. Radanfaigas Abubakras. Po Ernesto Pilypo rezultatyvaus perdavimo muša įvartį ir Abubakro džiaugsmą. Štai taip švenčia įvartį neįprastai šis futbolininkas iš Trinidado ir Tobago. Pridėjo Veževičius, viskas sukūręs individualių pastangų dėka. Beniušis Birčkiui. Birčkys per vartininką. Tomas Birčkys. Puikus, techniškas, gražus įvartis. 4-1 ir vėl Kruoja susigrąžina 3 įvarčių pranašumą. Vartininkas išėjo iš vartų, o Birčkys techniškai ir puikiai. Granitas turbūt, kad vis tik yra ta komanda, kuri vargu ar šiame sezone jau kovos dėl apdovanojimų, nėra nuošalės ir įvartis. Taip, puikiai Robertas Veževičius. Ir 1-0, idealus perdavimas, dabar kažkaip pasiseka, galima sakyti, Kruojai. Ir Veževičius išlaukia ir dešinę koją muša į kairį vartų kampą. Štai kaip pradeda Kruoja šias rungtynes. Meliošius iš karto į kraštą ir čia jau kraštinio žaidėjo darbas. Į baudos aikštelę Mačiulis, jo smūgis 2-0, Nerijus Mačiulis dvigubina Kruojos pranašumą. Nepavyksta išgelbėti komandos Lukui Lidakevičiui, pasyviai kažkaip dabar sužaidė Granitas, leido Mačiuliui gauti šį kamuolį ir aišku apmaudu, Robertui Poškai apmaudu, visam Klaipėdos Granitui. Nu, taktikas. Apskritai čia Burinas yra stiprus ir tų įvairių taktinių niuansų pas jį labai daug. Čia Veževičius baudos aikštelėje, jo smūgis! Robertas Veževičius, šių rungtynių žudikas, šių rungtynių herojus, nepaliekantis jokių šansų Lidakevičiui ir neabejotinai geriausias kol kas Veževičiaus mačas šiame A lygos sezone, na smūgis. Tai vėlgi turbūt yra kitoks standartinės padėties išpildymas. Į baudos aikštelę. Abubakras galva ir 5-1. Va čia tai standartinių situacijų komanda, va čia tai namų darbai. Radanfachas Abubakras įmuša į Dainavos vartus. Praėjusiame turėjo muša ir dabar dar vieną įvartį. Jis Kruojos naudai ir muša savo antrąjį įvartį A lygoje į būtent Granito vartų. Šiandien čia 86 minutė po truputį artėja. Smūgis iš toli, įvartis tragiškas ir juokingas vartininko žaidimas. Ir 1-0. Praktiškai antras Kruojos smūgis į vartų plotą šiose rungtynėse ir grubiai klysta Šarūnas Jurevičius. 83 minutė, na negali žaisti taip vartininkas. Ir 1-0. Taip, šlapias kamuolys, bet tai nepasiteisinimas. Tokius smūgius privalai atremti. Ir žiūrovai juokiasi tribūnose. 83 minutė, Kruojai pavyksta pasiųsti kamuolį į vartų tinklą. Įvartį pakruoja Aidi, perdavimas ir Bartkus. Štai taip atmušo kamuolį ir Darius Jankauskas įvartį mušo, na padarė viską dabar, ką galėjo, ko gero. Džiugas Bartkus kamuolį atmušė, galbūt nelabai sėkmingai. Ir Mačiulio perdavimas, štai tokia situacija ir įvartis. Nerijus Mačiulis muša įvartį. Niekas kamuolio nelietė, Džiugas Bartkus dar kartą, sakyčiau, galbūt ir suklydo. Nesitikėjęs tokios atomazgos, galbūt net netikėjo, kad kamuolys gali būtent taip nusileisti į tolimą į vartų kampą. Visų pirma ir Jankausko perdavimas į kraštą Bagočiui. Mačiulis vėl Ričardui Beniušiui ir Rolandas Baravykas klysta. Tolimas smūgis ir muša įvartį Aivaras Bagočius. Vietinis futbolininkas pakruojietis, kuris yra, atrodo, vienintelis į žaidimą vėl. Valdas Pocevičius, Eliošius. Ir pabėga nuo varžovų, smūgiuoja ir labai gražų įvartį muša Aivaras Bagočius. Kone karjeros rungtynė šiandien žaidžia šis pakruojietis. Tikrai labai gražus įvarčiai, tiek pirmasis, tiek antrasis.
Vladimiras Čeburinas ragina savo komandą, perdavimo smūgis ir įvartį muša Ričardas Beniušis. Po 3 mėnesių pertraukos pelnytas įvartis ir labai patenkintas Krujos komandos kapitonas, o Atlanto ekipa subirėjo. Rezultatas jau tampa. Ir čia perdavimas į baudos aikštelę. Štai tokia kova ir dar vienas įvartis. Robertas Veževičius tą įvartį muša. Rezultatas jau tampa 4-0. Štai to. Pirmieji 2 rezultatai šiame sezone, po to pergalę iškovojo ekraniečiai namie. Čia perdavimas Veževičiui, šansas ir dar vienas Veževičiaus įvartis. Antrosiose rungtynėse iš eilės, o rezultatyvų perdavimą atlieka dabar Tautvydas Eliošius. Puiki Krujos komandos ataka, 39 rungtynių minutę. Palieka kamuolį Pilypas dabar Dariui Jankauskui. Jankauskas Nerijui Mačiuliui, Mačiulis į baudos aikštelę. Čia Pocevičius, smūgis ir įvartis. Robertas Veževičius. Čia namų darbai, kuriuos atliko dabar Kruoja ir nesugebėjo suspėti paskui savo varžovus. Grįžtų į kovą ir atrodo, kad prašo to Edvinas Jasaitis. Šlupčiodamas grįžta, o čia dar viena situacija, dar vienas įvartis pasinaudojo tuo Kruoja, kad šiuo metu buvo vienų žaidėjų daugiau pakruojiečių. Edvino Jasaičio nebuvo, Jasaitis ir toliau šlupčiodamas su Aivaru Bagočiumi. Siunčiamas kamuolys į priekį, smūgis ir kamuolys lekia į vartus. Ričardas Beniušis, jo dublis po Eliošiaus atrodo rezultatyvaus perdavimo, taigi labai panaši situacija į tą įvartį, kurį pelnė prieš tai Ričardas ir dabar jau 3-0. Pasirengęs 17 numeris pasirodyti aikštėje. Bagočius. Į baudos aikštelę, smūgis ir muša įvartį po Bagočiaus perdavimo dabar Tomas Birškys. Jis pasižymėjo ir į Šiaulių vartus pelnė netgi vėl Jankauskas ir apskritai techniško futbolo, ko gero, tokiomis oro sąlygomis tokioje aikštėje tikrai nelengva žaisti. Ir dar vienas smūgis ir įvartis. Muša dabar Ričardas Beniušis. Perdavimas iš gilumos. Puikiai situacija, puikus įvartis 15 rungtynių minutę. Tikrai plačiai žaidžia vidurio gynėjai, o krašto gynėjai žaidžia gana toli nuo savųjų vartų. Aktyviai jungiasi į atakas. Eliošius baudos aikštelėje arčiau vartų. Dar vienas rezultatyvus perdavimas ir Roberto Veževičiaus įvartis. Na, Kruoja pastaruoju metu buvo tokia kaip nesava, žiūrint į tas paskutinėsias rungtynės. Tarkime, pralaimėjo ir Alytaus Dainavos ekipai. Mėginimas dar kartą sėkmingas Kruojos žaidimas ginantis. Ir čia jau Ričardas Beniušis, puikus perdavimas Roberto Veževičiaus. Eliošius baudos aikštelėje, smūgis. Viską labai gražiai padarė dabar Kruojos komanda ir tas pats Tautvydas Eliošius visų pirma tiesiog idealus Roberto Veževičiaus perdavimas Ričardui Beniušiui. Perdavimas kaip įvedimas iš užribio. Alfredas Kroblas toli moka išmesti kamuolius. Pakruojiečiai labai atidirbė yra namų darbus ir pirmas įvartis. 1-0 Pakruojai daug laiko nereikia, kad kamuolį nukreiptų į vartų tinklą. Ir labai sėkmingai dabar viskas yra atliekama. Jiems tai būtų debutas A lygoje, jeigu jie pasirodytų šiandien aikštėje. Į baudos aikštelę ir 11 metrų būtinas. Išnaudoja visas progas, taigi Beniušis prieš Igną Dremovą ir jokių šansų. Į kairį kampą muša Ričardas Beniušis. Dabar analogiška situacija. Vėl kampinis. Mačiulis artimoje virpsto, lenk nuošalės nėra 3-0. Gražiai žaidžia Kruoja. Skroblo perdavimas arčiau vartų. Beniušis galva ir įvartis. Man rodos įvartis. Taip, Ričardas. Mačio standartas. Arčiau vartų. Beniušis 1-1. Lygina rezultatą didysis Benas. Apie ką ir kalbėjome, standartai. Tie standartai tiesiog. Ir tikrai labai neblogai. Beniušis arčiau vartų ir dar vienas smūgis, 2-1. Tautvydas Eliošius išveda Kruoją į priekį šiame žūtbūtinėme mače. Ojojoj, Sūduva žaidėjai, visi atrodo dabar nuleidę galvas. Na, o Kruojai tai gali būti įvartis. Medalis jau kvepia šis įvartis. Tautvydas Eliošius mes šiandien jį gyrėme ir jis išnaudoja šansą.
Valdas Pocevičius. Štai taip, gražina kamuolį žaidimą, šansas ir pirmasis įvartis šiose rungtynėse. Aivaras Bagočius muša 10-ąjį savo įvartį šį sezoną. Vėlgi, puikus sezonas. Baudos aikštelėje. Tai reiškia, kad matyt, turėtume tikėtis ilgo perdavimo. Arčiau varžovų vartų, taip ir yra. Ten Beniušis, ten Abubakras, ten galimybė ir ten įvartis. Įvartis, kurį muša, atrodo, Valdas Pocevičius. Antrasis tikslus šio futbolininko smūgis šį sezoną. Štai taip. Čia jau net ne į rūbinę, čia į autobusą.